Na, ką jūs, padelio žaidėjai, sveiki gyvi! Noriu jums pranešti, jog nuo šiandien nebekalbėsiu žemaitiškai. Dabar internete vos ne kas antras turinio kūrėjas pradėjo kalbėti žemaitiškai, tad tai nebėra joks išskirtinumas. Ir todėl nuo šiandien aš nusprendžiau pradėti kalbėti švaria lietuvių literatūrinė kalba. Tad nuo šiandien sveikinsimės ne nu kon jūs, bet na kągi jūs. Tikrai neslėpsiu, yra labai gaila pamesti savo žemaitišką tarmę, bet aš daugiau nebegaliu. Norisi kažkaip išsiskirti vėl. Anksčiau buvau vienintelis kalbantis žemaitiškai, dabar noriu būti vienintelis kalbantis lietuviškai. Iš tiesų, mano pasikeitime yra ne tik šitas vienintelis faktorius, aplink yra padėliota ir daugiau faktorių. Iš tiesų, grįžęs iš Afganistano pasikeičiau. Nebevalgau mėsos. Tai iš tiesų jau 2 savaitės esu vegetaras, valgau tik tai žolę ir galiu pasakyti, vyksta stebuklai. Labai dideli pasikeitimai gyvenime. Visko įvyksta gyvenime, bet aš manau, kad pokyčiai visada tik tai į gerą. Tad sveiki, malonu susipažinti. Čia aš, naujasis Paulius. Po savo paskutinės kelionės tikrai sulaukiau nemažai klausimų, koksgi tas mano Volkswagen Passat 91 B3 likimas Afganistane. Tai galiu pasakyti, kad būtent šitas Afganas, su kuriuo susirašinėjau internete, man nebeatrašo. Tikrai norėjau, kad man atnaujintų informaciją apie Volkswageną, galbūt jį pavyko užvesti, užkurti ir toliau su juo važinėti Afganistane, bet dėja jokių žinių. Afganistanietis dingo kaip į vandenį su mano automobiliu. Tai maždaug jau 2 savaitės nesulaukiu visiškai jokios žinios. Gaila, galbūt jis atrašys vėliau, bet po kol kas jokių žinių ir viltys blėsta. Na, bet manau, galim eiti prie linksmesnių temų. Naujasis Paulius, naujosios kelionės. Sugalvojau naują iššūkį, šliaušiu aplink Lietuvą. Tiesiog šiandien ryte šovė tokia idėja apšliaužti Lietuvą. Tai esmė tokia, kad norėčiau pradėti šliaužti maždaug nuo Visagino ir tiesiog per visą apačią iki pat Palangos maždaug. Na, atvykau į Visaginą. Man atrodo, galim pradėti. Kaip jūs galvojat, ar man pavyks? Lengviau negu galvojau. Jau kažkur netoli Vilniaus. Esu ties Didžiasaliu. Jau visai netoli Klaipėdos, tai jau bus Kuršių nerija. Nida. Atšliaužiau iki Nidos. Yes. Pavyko, bičiuliai, man pavyko. Apšliaužiau beveik visą Lietuvos teritoriją per beveik 3 minutės. Va čia tai iššūkis. Jeigu jūs galvojat, kad buvau vienas, jūs klystat. Čia buvo ir žiūrovų lamų. Truputį sušlapo mano sportinės kelnės, gol šliaužiau per Lietuvą. Na bet, kaip sakoma,
iššūkiai reikalauja aukų. Tikrai manau, iššūkis neeilinis. Nuo čia atsispiriam ir nuo dabar tik aukštyn, tik aukštyn. Tai tik pradžia, o mes jau čia. Tad, jeigu jau peržiūrėjote visą vaizdo įrašą iki pat pabaigos, paspauskit patinka mygtuką, parašykit komentarą, pasidalinkite su savo draugais, jeigu tokių turite, o mes susitiksime turbūt, kad už 2 savaitėlių. Iki veganai!